Sveiki gyvi, jūs stebite išankstinę UTMA spaudos konferenciją. Nors spaudos konferencija, tai pavadinti turbūt būtų per maža, kadangi mes niekada nežinom, kuo tai gali baigtis. Praėjusio renginio metu minėjome 2 metų UTMA organizacijos jubiliejų, o lapkričio 2 susitiksime dar vienam jubiliejui, jau 10-ajam UTMA organizacijos renginiui toje pačioje Žalgirio arenoje, kaip ir praėjusį kartą. Pirmą kartą organizacijos istorijoje stebėsime titulo gynybą. Po traumos ringą grįžo Arnoldas Misiūnas. Esame parengę ir dar šiek tiek naujų įspūdžių bei nematytų match-upų. Beje, stebėtina, bet mano kompiuteris po praėjusios spaudos konferencijos dar gyvas ir stebėtina, bet bilietų į renginį vis dar yra. Juos platina Kakava, unikalų UTMA turinį ir tiesioginę transliaciją galite stebėti adresu utma.lt. Taip pat dėkojame generaliniam rėmėjui Top Sport, mūsų rėmėjams Gym Plus, Evolution Lietuva ir AGO, o pagrindinis lapkričio 2 renginio rėmėjas yra Fate Factory Barbers. Pasitikime spaudos konferencijoje dalyvaujančius kovotojus. Kickbokso kova, svorio kategorija iki 75 kg. Raimondas Avlasevičius ir Mindaugas Narauskas. Co-main event, kickbokso kova, svorio kategorijoje iki 77 kg. Arnoldas Misiūnas ir Dovydas Rimkenzo Rimkus. Bū. Čia liūtui atsakymas. Ir pagrindinė vakaro kova, main event, svorio kategorija iki 88 kg. Kovosime pagal kickbokso taisyklės. Edvinas Šalkovski ir Dominikas Dirkstys. Dar žinomas kaip Him. Tai čia daugiau negu štuką žiūri, žinau. Nesumažinsi taip lengvai. Gerai, važiuojam. Raimondai, kažkaip mačiau spurgo atsisakęs, bent jau iš ryto šiandien. Jo, šiandien iš ryto atsisakiau, nors svoris geras, bet spurgas pasiliksim pietums. Po praėjusios kovos tik tai ringę spurgą ragavai ir po to dar ėjau į trasą. Ir po to, ir ne tik spurgą valgiau, ir burgerį valgiau, ir pizzą valgiau, daug ką valgiau. Atgavai jėgas pilnai. Tai iš tikrųjų nelabai ir buvau praradęs. Ai, neprireikė ten daug pastangų. Pastangų visada prireikia, bet praradęs jėgų nebuvau. Kaip žiūri į šitą iššūkį į kovą prieš Mindaugą? Puikus varžovas, su vieninteliu, ta prasme, su Mindaugu nesu kovojęs ir su šio federacijoje esančiu Martynu Jasiūnu, tai turbūt yra 2 šios svorio kovotojus, kuriais aš nesu susitikęs Lietuvoje. Tai labai smagu, labai norėjau išbandyti jėgas su, nesvarbu su kurio būtų pirmuoju, bet dabar pasitaikė Mindaugas, tai labai smagu, išbandysiu save. Mindaugui irgi bus neblogas challenge'as pabūt su manim, tai smagu, džiaugiuosi. Mindaugai, kur diržą padėjęs? Dabar jau namie diržas. Dabar jau namie. Ką norėsi? Kelnėse diržą. Nu, yra ir kelnėse gal. Arba gal figūra ideali ir diržas nereikalingas. Dabar jau namie, o tai kur nešiojai prieš tai? Tai buvo aplankyta vietų su diržu. Buvo kurį laiko klube paliktas pas trenerį. Ai, galvoju, gal klube, bet ne pas trenerį. Klube, Titanė pas trenerį. Namešui nepamečiau. Gerai, reklamą iškirpsim šitam prekės ženklui. Okei, kalbant apie kovą jau, Raimondas, ir tu susidursit pirmą kartą, kaip į tą pirmąjį kartą žiūri? Žiūriu, kad bus pirmasis kartas su Raimondu. Iš tikrųjų, kažkaip nesitikėjau taip greitai su juo susitikti. Buvo kitų kažkaip minčių, bet Raimis turėjo kovą su mano klubiečiu Matu. Ten padarė klaidą, ją reikia man ištaisyti. Kokią klaidą? Stipriai ten
kažkaip tai jam pasisekė pataikyti ten Matui tą smūgį. Pataikyti ir ne vieną kartą pasisekė. Nu, tai nesvarbu, ne vieną, kiek tenais pataikė, bet, bet buvo pataikyta ir dabar aš laikau tokį sportinį pyktį. Iš tikro taip. Kai jau turi diržą, azartas kovoti išlieka toks pat? Be abejo, išlieka toks pat. Azartas išlieka toks pat, nes keičiasi priešininkai, keičiasi iššūkiai ir tiesiog važiuojam pirmin ir viskas įdomu. Abudu kovojat prieš viso labo kiek daugiau negu mėnesį. Ar čia yra pakankamai laiko atsigauti ir pasiruošti naujai kovai, Raimondai? Aš kovojau prieš šiek tiek dar mažiau. Ai, dar kartą paskui turėjai kovą? 3 kovas turėjau. Tai kaip, ir kaip? Tai viskas gerai, aš esu čia, esu pasiruošęs. Mindaugai? Kiek laiko reikia normaliai pasiruošti? Realiai, jeigu prilaikai sportuoji, tai mėnesio užtenka. Kaip atrodė tas tavo laikotarpis po to, kai diržą iškovojai? Aplankė šlovė kokią nors? Aplankė šlovė, pirmas porą dienų pasidžiaugiau, sportuojam toliau, kovojam. Kokia čia ta šlovė, jeigu toliau nebus eilės pergalių. Tai dėl to ir dirbam. O sakai, turėjai kažkokių kitų minčių, gal norėjai su kažkokiu kitų susikauti, kokios tos mintis buvo? Iš tikrųjų, tai norėjau jau senai sulauktų Henrikų Vikšraičių, Raimondo klubiečių, bet šiaip iš dalies, tai pasakius jokio skirtumo, tikiuosi, kad su Henriku dar susitiksim vėliau. Bus to laiko gal ir bus tų progų, pereikim prie tokių kovos detalių. Raimondai, Mindaugas, koks yra varžovas? Geras. Kaip žmogus? Ar? Geras kaip žmogus, draugiškas. Šiaip iš tikrųjų, aš nesakysiu, kad turi klaidų, nes turi klaidų kiekvienas. Bet Mindaugas yra sprokstantis kovotojas, smūgiuoja stipriai, sprokstantis, galingas, jisai spaudžia į priekį. Tikrai nėra ten labai kažkoks ten lengvas varžovas, tikrai mes ir matėm Mindaugą daug gerų kovų padariusi, kuris šventė pergalę, tai vertinu labai pozityviai Mindaugą, tikrai viskas yra gerai. Aš matau, jūsų nesupykdysi jokių būdų. Mindaugai, kaip tu Raimondą vertini? Tai be abejo atsakymas būtų labai panašus, nes jeigu jau mes susitiksim šį kartą, tai kaip ir aišku, kad esam panašaus lygio kovotojai ir viską įspręsim lapkričio 2 dieną Žalgirio arenoj. Ir iš tikrųjų labai įdomu, nes kaip Raimondas minėjo, man pačiam pasitikrinti. Raimondas parodė labai gerą kovą prieš Matą ir tiesiog įdomu, ar čia jisai tikrai toksai geras, ar čia tokią dieną pasitaikė Matui nesėkminga. O kaip tu galvoji, kad yra? Ar tikrai toks geras? Matui tikrai pasitaikė nesėkminga diena. Gal paprieštrausi? Tai pamatysim lapkričio 2, ar ten ta diena bus nesėkminga ir Mindaugai. Namų pranašumas kažkoks bus faktorius? Mindaugo, kaip galvoji? Kažkaip, kai iš tikrųjų išėjau į areną praeitam turnyre, buvo iš tikrųjų labai smagu, nes labai palaikė ir mane, ir šeimininką, būtent kaunietį Matą. Tai buvo labai smagu, kad palaikė visus kovotojus, nepaisant to, kad jie yra iš kitų miestų. Tai nežinau, ar kažkas pasikeis, kaip ir kažkaip, nežinau, aš nesureikšminu ar varžovo, tai yra, ta prasme, kiemas ar mūsų, ten Vilniuje ar mes kovojam, aš nesureikšminu šitų dalyko, bet labai norėčiau, kad visi fanai susirinkę nepagailėtų ovacijų tiek kitiems kovotojams, tiek ir tiem patiems šeimininkam, nes tai yra svarbu, mes ateinam kiekvieną kartą į kovą ir mes stengiamės dovanoti kuo geresnį renginį, kuo geresnę kovą ir yra labai malonu po to arba einant į ringą, arba išlipus iš ringo sulaukti ovacijų, kažkokių ten nuotraukų pasiprašymo. Tai yra iš tikrųjų labai faina mums patiems, tai norėčiau padrasinti visus žmonės, kurie galbūt nedrįsta, tai manau, kad kiekvienam kovotojui yra labai svarbu ir labai faina, kai jisai yra pamatytas, išgirstas ir jam yra kažkoks parodomas dėmesys. Ilgai reikėjo fotkintis po praėjusio renginio? Nepasakyčiau, kad labai ilgai. Buvo, kas norėjo nusifotkinti, bet daugiausia buvo visi savi žmonės. Tai nežinau, kažkaip aš nesureikšminu šitų dalykų, bet
Smagu, kad labai daug kas šiaip palaikė, kai išeidinėjom, tikrai daug kas sukėlė daug ovacijų, tai tikrai buvo faina. Dominikas, matau, ten taškosi kampe. Nu, bet paskui perėsim prie tavęs. Mindaugai, jau turėjai galimybę patirti tą arenos faktorių, kiek jis reiškia? Aš jau ir praeitą kartą sakiau, kad tas arenos faktorius nėra, kad daug reikštų, svarbu žmonės, publika, atmosfera ir kur mes kovojam. Aš turiu omeny, namuose kovoji, kiek daug tas reiškia? Ai, namuose Kaune jo daug reiškia iš tikrųjų ir šiandien atsikėlęs supratau, kad kai Kaune vyksta renginys, viskas daug yra fainiau, daug yra smagiau, aš atsikeliu, 20 minučių, aš čia vietoj konferencijoje. Ką dabar į Vilnių reiktų važiuoti? Nenoriu. Čia Kaune geriau. Na tai iš Vilniaus į Kauną tai kartais tas pats, nes iš Vilniaus į Vilnių kamščiai dar kartais patrukdo. Gerai, Arnoldai, pasilgom tavęs? Ar pasilgai tu mūsų? Labai ne. Ką į klausimą atsakytum? Pasilgau labai. Labai malonu girdėti. Tai matyti. Ką paruošęs esi, kaip atsigavai po traumos? Normaliai. Tokios čia traumos. Biškai išlindo, bet dabar viskas gerai. Žiūrėjai praeitą renginį, kaip tau jisai? Jo, iš tikrųjų įspūdingas renginys buvo. Žiauriai patiko. Tikiuosi, kad ir šitas renginys neatsiliks. Ta trauma, kiek tau jinai sutrūkdė, kiek pasiruošimo planus tavo pakoregavo? Kaip leidai tą maždaug mėnesį? Nu, realiai aš leidau gal savo pailsėti tik tais savaitėlę. Tokia lengva. Ir vėl, kai buvau į darbus. O sutrukdė tai, kova neįvyko ir nusikėlė. Realiai Rimkus sukovojo, prasivedė kovą, gėdingai prasivedė kovą. Dabar mūsų kova visiškai niekam neįdomi. Neįsivaizduoju, ką reikia pakeisti šitoj kovai, kad grįžtų susidomėjimas Dovydui Rimkum. Ką reikia pakeisti, kad grįžtų susidomėjimas, Dovydai? Kaistam po truputį matau. Aš tai manau, kad susidomėjimas yra įspūdingas. Aš mėgausi tą kovą. Tiesiog. Pala, kuria kova? Su Krilavičiu ar su manim mėgausies? Pala. Tai čia apie Krilavičiaus kovą tu, taigi nepasirodė. Jo, aš nepasirodžiau. Nu, aš jau mačiau, kaip per tą šikniuką gavai, kaip mėgauji. Kaip tau patiko viskas? Nu, ten juokinga buvo jo momentas. Malonu. Nu, tu galėtum per šikniuką, jeigu užsidėtum blondinės tą peruką stipriau gal. Jeigu norėtum. Nežinau, čia ar klaust, ar norėtum, gal Dovydai kažką tai apie kovą, gal kažką tai kaip galima ir apie kovą. Arnoldas po traumos grįžta. Galima ir po kovos, ką gero. Tai žinai, aš su Krilavičium tiesiog parodžiau savo įspūdingus gynybos veiksmus, kaip aš galiu nuleidęs rankas, žaisti, išsityčioti prie žmogų, kuris Krilavičius įsityčiojo iš tavęs. Iš kokio požiūrio spektro pažiūrėsi, ta prasme nieko man nepataikė, aš kitą dieną bėgiojau savo krosiuką Graikijoje, visiškai atsipalaidavęs kavutę. Jau kitą dieną iš karto? Nu taip, visiškai ramus, ta prasme, aš esu gavęs vaikystėje daugiau lupti negu per tą kovą, ta prasme apie ką. O tai ko tada tu jos nelaimėjai? O tikslas išeiti kovą, nuleist rankas ir prabėgioti visą kovą? Jeigu teisėjai nemėgsta manęs, ką man padarytų. Ai, čia vėl teisėjai kaltė, ne? Nekaltinu, bet reikia nepamiršti, kad dar Rimkus buvo geras, Krilavičius ten backstage'ą, prašau, ten nemušk manęs, padirbiškiai gynybos, ten kažką, tai Rimkus kaip geras žmogus, jis kartais netgi per geras būna, jis kartais būna per geras, nusileidžia tai varžovams, bet manau, kovoju, neturėtum klausyti tokių prašymų savo varžovų. Tikiuosi, šitoj kovoj pasitaisysi. Ne, tu Dominikai, tu irgi paprašysi Edvino, kad nemuštų tave stipriai. Kas tu yra, jie? Ką tu nori, ne? Tai dar plius neužmirškit, kad konferencijoje valindo Krilavičius bučiuotis prie manęs, ko aš tikrai nesitikėjau iš jo. Ir ta prasme, todėl aš laikiau distanciją šiek tiek nuo jo. Ir jo, aš esu įpratęs gauti dėmesį iš vyrų. Įpratęs gauti?
ir iš vyrų, ir iš moterų, bet, nu, ta prasme, ir kad prie mano subinės liestusi kitas vyras, man nėra malonu, bet, nu, jeigu... Pratęs tam Tailandė, dabar tą matą atneši čia jų tėmiai. Į jų tėmiai, tai tu nori mane liest? Aš tave paliesiu, tu nepergi. Bandysi, gerai, pažiūrėsim. Krilavičiai nelabai pavyko. Krilavičiai pavyko. Žinai, ką dar galiu pasakyti, kad, ne, man, ta prasme, tikiuosi, kad pasirodysiu kovoju. Jo, nebent, tu mane pagausi tamsioj naktį. Ne, nesiruošiu. O kaip bus su tavo rankų švelnumu tada ir tavo gerumu, Dovydai, šitoj kovoje, jeigu jau pagailėjai Krilavičiaus? Nenorėjau išgąsdinti Misiūno, kad visiškai nepasirodytų sekančioje kovoje. Ai, taip užmigdyt, ne? Jo, tai žinai, aš tau ką pasakysiu. Selas šnekėjo, ką jis gali padaryti tau ir aš tai įvykdysiu, išskalbsiu tą ringą su tavim, galiu tai pasakyti ir duosiu tau pailsėti ant... Egidijaus dragūno dvasia gyva jų tėmėje, ne? Jo, ir ta prasme, va, jeigu kaip aš tenais, va, būčiau trankęs, Krilavičiui būčiau stiprių davęs, tai jis būtų, nes, žinai, aš tai pasakysiu, jisai taip, nu... Gal tu sučiau? Niekada. Mužikiškai, žinai, pasėja tą, bet, žinai, aš ką pasakysiu. Durna mušti yra nieko gero, nes nepaprotingėja ir smurtu nieko neišspręsi. O tau... Tai lygiai taip pat ir... O aš galiu pasakyti, kad tu visai protingas, tu verslų visokių prikūręs dar kažką. Nebenardyk. Tau biškiai IQ pamušti nebus taip blogai, žinai, nutipo. Nebenardyk. Nuleisk biškiai. Jeigu nardysi, aš tas vis tiek nepagailėsiu, nepergi. Nu, pažiūrėsim, kaip tas tavo nepagailėjimas. Man atrodo, toksai šnekorius būsi daugiau. Nes man atrodo, prasidės bankas į galvą ir pasibaigs greičiau. Kas, imtynės? Viskas. Dovydai, Žalgirio arenoj tau neįprastai Kaune sulaukė švilpimų praėjusį kartą. Ko dabar tikėsi? Dar didesnių. Švilpimų? Taip. Tai, Arnoldai, tau gausis taip, kad turbūt, kad palaikymas bus tavo pusėje. Kaip tu galvoji? Ai, žinokit, buvau išėjęs į tas kovas, kur nušvilpė ir kur švilpė ir visaip ir vis tiek, tai niekaip man nėra susijus su pačia kova ir kovos lemtim, žinai. Čia gali tave nušvilpti, vis tiek gali kovą laimėti. Tai. O man tai žiauriai malonu, kai nušvilpinėja, kai riekauja, vieni palaiko, vieni ten nepalaiko, vieni tarpusavį ten pykstasi, nu čia yra emocija. Tada tai yra emocija, tai smagu, tai yra tiesiog jautiesi, kad tu esi gyvas, žinai, kažkam įdomus, o ne kad per tavo kovą ten 7% arenos išeina, tai nežinau, tai kol žmonės švilpia, kol reaguoja, kol riekauja, kol komentuoja, tol aš džiaugiuosi ir mėgaujuosi ir pasidariau analizę savo kovos, pasižiūrėjau, kur reikia padirbti, dirbu ties tuo, tobulėju, kovoju, myliu kovot, mėgstu kovot, laimėjimas, pralaimėjimas, vis tiek kovotojas yra paskutinės savo kovos atspindys, tai žiūrėsim, kaip po šitos kovos bus viskas. O tai po analizės, ką pamatėjai, kur reiktų padirbti? Ant kontratakų, per lėtai kontratakuoju. Dabar jau kontratakuoju 10 kartų daug greičiau ir prižadu, ranką prie širdies galiu pridėti, kad bus 100 kartų daugiau net smūgių išmušta. 100 jau yra ganėtinai solidus skaičius. Gerai, jūs jau 3 kartą kovosit, mes tai vadinam trilogiją. Jeigu, kaip pasibaigtų gal, sakykim taip, šitą kovą, Arnoldai, dar kartą norėtum? 4 kovos? Jo. Žiūrėkit, aš jums pasakysiu taip, 1 kovą laimėjau aš, 2 nupizdu atidavėt jūs jam, ne? Dabar yra 3 kova, 3 pergalė. Nu kiek jis gali pralaimėti Misiūnui, nu užtenka, nuduokit jam kokį, nežinau, Minedą, kokį, ką žinau. Yra čia tų kovotojų iš Jungle Kingo, va, jis gali duoti. Juokinga. Dovydai, tu trilogiją ties to ir užbaigtum, ar norėtum dar? Aš manau, žinai, kaip pasakysiu, manau, po šitos kovos bus viskas visiems aišku ir nieko nereiks nei aiškinti, nei kažką ir suprasit, kad, nu, tobulėjau kaip žmogus, kaip kovotojas, kaip asmenybė, pagaliau susitvarkiau su savo psicologiniam problemom. Ir dabar esu kovą tą patį, sakai, prieš kiekvieną kovą. Nu gerai, tarkim. Gerai, geras šitas. Nu ką, gerai, išėjom į tylos pauzę ir tą tylą visada gali nutraukti Dominikas Drikstys. Dabar Him kalbės. Bet esmė, apie ką man pakomentuoti šitą kovą norit, ponas, ar norit... Nu davai, nuo to pradedam. Pakomentuok šitą kovą. Abi kovas. Kaip galvoju baigsis va šita ir kaip ta?
Ši kova Rimkaus ir Misiūno tikrai labai įdomi, abi dvi kovos buvo labai lygios, tai bus įdomu pamatyti, kas ruošiasi iki šiol stipriau ir kas trilogijoje paims viršų. Tai pamatysim tai neužilgo. Kovoje Vlasevičius prieš Mindaugą, manau laimės Mindaugas, nebent kažko bus bloga diena Vlasevičiui, bet jeigu nebent bus bloga diena Mindaugui, bet jeigu diena bloga bus Mindaugui ir Vlasevičius pasirodys gerai, bus bloga diena savotiškai yra Vlasevičiui, nes aš supyksiu ant jo, Nes tada pasidarys 75 kg, o ne? Kad tu buvo pasakyta būti tyliai dabar. Niekas tai neklauso. Tu buvo pasakyta tyliai būti mikrofoną, padėk ant stalo greitai. Neįdomu. Tai va. Ir šnekėsim tada su jo, žiūrėsim, ką čia jis sako kilogramai kažkas, bet esmė, kad jisai bijo manęs, bijo Mindaugo, pažiūrėkit jo veidą. Kur mes kovosim Šalkovskį? Sausumoje ir vandenį. Galim ir čia sukovot, nori dabar? Nu gal ir galim, reikia šnekėti su organizatoriais, ar išlieka tie patys, žinai, skaičiai. Gal dujas pasiėmė netyčia. Labai jau užtikrintas kažkoks čia Šalkovskis, jūs gal priminkit, kad aš ne jo prieitas varžovas, pas mane ne 4 kovos. Dominikai, him. Kodėl Svarbu, jeigu čia sukovosit ne iki mirties, nes dar reikės mums jūsų lapkričio 2. Ja. Jeigu būtų pasirinkimas, Edvinai, į kurią pusę norėtum kristi, tiesiai į šoną ar atgal. Kodėl tu skambini Viktorui ir sakai, tai gal pagal Muay-Thai varom? Kodėl tu skambini Viktorui, sakai pagal Muay-Thai? O kodėl tu bijai Muay-Thai? Nes aš Muay-Thai kovotojas, iš dalies. Aš ateinu pas tave, tau reikia šitos kovos. Čia nėra stopo, čia all the smokas, klausyk vaikas. Aš esu Muay-Thai kovotojas, tau reikia šitos kovos ir tu kažką, tu man gali klausyt, sakyt, man pofik, aš dėlioju tau. Tu klausyk ir užsirašyk, kol aš dėlioju, nes aš tau ilgai nedėliosiu, o jeigu neužsirašysi, praleisi svarbią informaciją. Aš Muay-Thai kovotojas, mano yra daugiau svorio negu tavo, tai tu džiaugis, kad nusileidom į tavo taisyklės, į tavo svorį, nes man kitaip gaila tavęs, kas tau būtų gaila, kodėl tu bijai alkūnių? Pasakei 10 sakinių, nieko neįdomu. Bijai alkūnių ar nebijai, tau neįdomu, nes tu nesupranti, nes neturi supratimo, todėl aš tau bandau paaiškinti, bet jeigu toliau nesuprasi, tai nėra gerai, todėl man liūdna bus tave pulti, liūdna bus tave mušti, nes jeigu dabar nėra gerai, kas bus po kovos? Žiūrėk. Buvo susitarimas kovot pagal kickboksą, tu skambini Viktorui, sakai... Pala, iš mano pusės, aš nežinau, kas tau ką dėliojo, iš mano pusės nebuvo jokio sutarimo. Sako, kokiom taisyklėm, sakau, važiuoju Muay-Thai, sako, mes susitarėm jau kickboksu. Okei, susitarėt, pagalėkim vaiko, eikim kickboksu. Aš iš pradžių daviau Muay-Thai, jau sakė, kad susitarė. Sako, bijo alkūnių, jisai, sako, pažiūrėkit jį. Aš to galiu paaiškinti. Bandyk, gali pabandyti paaiškinti, ar man gali paaiškinti? Nelabai, bet ar gali pabandyti? Pabandyti gali. Ar pavyks? Abejoju. Gerai. Bet ar bandyti verta šiam gyvenime? Bandyti visą laiką verta. Bandyk. Žiūrėk, tu atėjai, kai aš kovojau Lietuvos čempionate ir pasakei, kad kova yra neišvengiama. Reiškia, tu žinojai. Taip. Už poros valandų tu skambini Viktorui, sakai, tai gal pakeičiam taisyklės pagal Muay-Thai varom. Nu nežinau, kas tu kaip dėlioja vaikas, bet tu čia įsivaizduoji savo. Tu nebijok. Agirdi, o kas pirmą atsirado? Ikrai ar žuvis? Kas tokie? Ikrai ar žuvis? Kas pirmą atsirado? Ikrai ar žuvis? Čia parodėm, kad supratimo nėra. Važiuojam toliau, kad skirtumas tarp mūsų... Aš jau nebežinau, kur skirtumas tarp mūsų toks, kad jis treniruojas, kad jis išgyventų, aš treniruojas, kad jį nuneščiau. Toks tarp mūsų skirtumas yra. Nuneš daktarai tave lapkričio 2 iš ringo. Tu gali dabar žiūrėk, tau yra variantas ateiti prie šito stalo, pasakysiu aš tau sumą, tu susimoki, mes tave mušam lengviau. Man yra variantas tave nupist lapkričio 2 dieną ir viskas. Variantas visą laiką toks išlieka, bet geresnis variantas tau patarčiau susimokėti. O tu bijai, viščiukas mažas. Jeigu aš čia bijočiau, manęs net nebūtų, aš nedėčiau parašo, ko man bijoti, vaiko. Tai dar klausimas. Nuo kada čia bijoti? Žiūrėk, visi salė išvengia, kai tu pasakai, kad bijai, nu tu nejokink žmonių, prisėdom, pašnekėkim rimtai, čia jokin susirinko. Aš jaučiuosi čia kaip žvejys, masalą užmetęs, jau laukiu, kol prikabinsiu žuviuką Nemo, liko 10 dienų. Kokiam žaidime, manai, dabar numeskim į šoną kovinį sportą? Kokiam žaidime be kovinio sporto, manai, kur manai esi geresnis už mane? Tai tu neskaityk, tu kalbėk normaliai. Tai aš tavęs klausiu, kur manai esi geresnis už mane? Kodėl tu skaitai viską? Nes aš pasiruošęs, aš šarp, aš atėjau pasiruošęs į kovą, pasiruošęs į konferenciją, visur šarp. Tu žiūrėk sėdi pasimetęs, neturi ką atsakyti, aš tau dėstau, dėlioju, tu nieko nesupranti.
Nu, tai tu irgi gal pasiruoš kažkur kažką, kad bent biškis supratimo būtum. Kur mane esi kokiam žaidime, neskaitant kovinio sporto, apie už mane geresnis? Viskom geresnis aš tave. Visais dalykais? Prie mergų, seniai, prie mergų, stilium, viskom. Gerai, tai galim padaryti kokį žaidimą siūlytum, Dominikai? Aš galiu viskur apžaisti, krepšinis, merginų kabinimas, kalbėjimas, visur. All the smoke, visur galim su jo padaryti, dar kontento iki kovų. Galim išeiti į miestas, kai geriau už mane kabini mergas, galim rando merginas pakabinti, kuris pasirinks daugiau numerių. Aš žiauriau sudėliosiu, negu tu sudėliosi. Sutinki ar nesutinki? Ne. Padarom? Ką padarom? Tai padarom tokias varžybas. Pakabina mergų. Ne. Nu ką ten su... Vėlgi, nosinės pavyzdys. Čia geriau žaidžiu už tave šachmatais, dar kažką žaisim šachmatais. Ne. Žodžiai. Moki žaisti šachmatais. Viskas aišku. Tai va, žiūrėk, buvo tokia istorija, kažką buvau girdėjęs. Tau sakytų kažką tokia užuomena, šešiese, vieną žmogų gatvėj. Kažką sako šitie žodžiai? Nieko nesako. O jeigu atsirastų faktų kažkokių, kažką pasakytų? Nu, davai. Ok. Tai sakai, nieko neprisimeni, nieko nebuvo, nieko nežinai? Ne. Ok. Bet čia uždarom temą jau, ar kaip? O kodėl tu bijai alkūnių? Nes aš tau sakiau, aš nieko nebijau. Tai prijungiam alkūnės, prijungiam į kovą alkūnės. Nieko nebijau. Prijungiam į kovą alkūnės. Tavęs nebijau. Prijungiam į kovą alkūnės. Žiūrėk, aš turėsiu nuo vieną kovą Muay. Aš tai nežinau, kas tu toks. Tai viskas. Man sakė, davė bašlių, nori kovoti. O tai tu bijai alkūnių? Tu kovoji Muay ten Europos čempionate. Jo. Tai tau čia... Ir tai jau keista, kodėl aš tada norėjau Muay kovos, tai kam tu klausi, jeigu tu supranti viską? Tai susitarimas buvo pagal kickboksą kovoti. Nebuvo jokio sutarimo, aš pradėjau šnekėti. O tai žiūrėk, alkūnės prijungtos. Tai jeigu aš bijočiau, aš nepadėčiau parašo, kaip tu vaikas nesupranti paprastos matematikos. Aš atėjau, padėjau parašą, sako bijo. Tau 2, man 2. Koks vaikas? Nu ir ką, kad tu nieko nesigaudai, kad aš tau dėlioju be sustojimo ir tu nieko nesupranti. Tai prijungiam alkūnės. Gerai, tai aš pastovėsiu, prisėsiu, man pofig, aš atsistovu, ateik čia. Agir, tai prijungiam alkūnės. Ateik čia. Tai ką aš ateisiu pas tave, ką aš atėjęs, ką tu nori, kad aš ateičiau. Nu, ką tu man dėlioji, ką man ateiti, ką man ką. Nu, tai prijungiam alkūnės, kodėl nenori prijungti alkūnių, tu kaip pagal Muay nenori, bet galim prijungti alkūnės ir žodžiu, čia nebus Muay kova, čia nebus klinčas, čia bus plius alkūnės. Bijai mano alkūnės? Jokių Muay. Čia ne Muay, čia plius alkūnės. Jokių alkūnių. Galėjom paaiškinti. Dominikai, yra parašas kickboksas. Manau, kad nėra čia ką aiškinti, čia yra viskas aišku ir taip. Juodai ant balto parašyta, kickboksas. 88 kg. Jūs kovojat. Čia aiškinti nėra. O gautųsi padaryti taip, mes visi prie stalo plojam, o tu šoki. Nesu tavim. Žiūrėk, tu gali šnekėt, man visiškai poh. Nu tai čia ir susirinkom pašnekėti čia konferenciją. Gerai, tai šnekėk, kiek tu nori. O tu nori pašnekėti? Ar tu nori patylėti? Jeigu nori patylėti, gali išeiti čia. Šnekėk toliau. Gerai, tai ir šneku. O tu šnekėsi? Šnekėk. O tu pašnekėsi kažką? Šnekėk. Nes jeigu nenori šnekėti, gali išeiti, aš pašnekėsiu su Mindaugu arba su Raimundu. Arba su vedėju, mes irgi rastume temų porą. Rastume, o džiaugiaisi Žemaitaičio sėkmė rinkimuose? Žinoma, patenkintas, labai patiko man jo šokis, patiko jo dainos, buvau su jo bendravęs, rimtas, geras žmogus ir sėkmės jam. Gerai, tada prie kovų dar grįžtant, pereikim prie spėjimo apie visas kovas. Dominikas jau pateikė, tada gal Edvinai, kaip tu galvoji, susiklostys kitos dvi kovos, apie kurias šiandien kalbam čia? Tai manau, kad mano klubiokas tikrai laimės, nes kai visada sakiau, tai visada nesvarbu ten stipresnis varžovas, nestipresnis, visada mūsų klubiokai yra stipriausi, tai manau, kad šį kartą Raimis laimės kaip ir visada. O dėl Arnoldo, tai įdomi kova bus, bet matom, kad kažkodėl dabar Rimkus neformai, tai pažiūrėsim, kaip šį viskas klostysis. Arnoldai, čia šūkas dar mačiau prieš spėjimus. Kam jis čia buvo skirtas? Kažkas dujos atsineša, aš tai šūkas atsinešiu. Galvoju, gal reiks sušukuoti ar ką nors tai. O kodėl tu esi ryklys, o ne žuviukas Nemo? Kodėl, nes aš him.
UAB, UAB. Kieno Vilnius? Mažeikių, turbūt. Nežinau. Prie spėjimų tada. Mano spėjimai? Jo, abiem kovom. Lemba, sudėtinga vakaro kova yra iš tikrųjų. Iš tikrųjų sudėtinga vakaro kova. Bet galiu main eventą kaip sakant, pakomentuoti. Tai manau, kad bus Misiūno pergalė. Netikėtai, bet Misiūnas laimės tą kovą. Su kažkokiu netikėtų smūgiu gal. Jo. Dėl Raimondo ir Narausko. Iš tikrųjų, aš esu nelinkęs komentuoti, nes tai biški supykdo žmonės, žinot. Gal kažkam nepatiks mano nuomonė. Pyks, laikys. Vieną nepiktą turim. Aš nuleisiu, ar žiūrėkit, aš galiu pasakyti tik už save, o kiti komentuojam. Gerai? Edvinai. Taikoj. Edvinai, buvo podcastas su Maslobojevu, Maslobojevas sako, tai kiek tavo varžovas turės kovų? Sakai, ten ar 4-5, sako ir pas tave 4-5, o tu nesupratai, kad pas jį viso tiek kovų, o ne tik profesionalios. Koks man skirtumas, kiek pas jį kovų? Man duoda varžovą, Teisingai, aš išeinu, kovoju, nunešu. Jo, aš pilnai suprantu tave šitoj vietoj, bet ar tu nesupratai tiesiog, kai vyko diskusija, kad kai Maslobojevas sakė, tai jūsų panašus kovų skaičius, kad pas jį nėra panašus kovų skaičius. Kai jūs diskutuojate ir patikėt žmonėm, kad tai čia viskas lygu, kai pas jį viso tiek kovų, o pas tave tiek profesionalių kovų, ar tiesiog nesupratai šito skirtumo? Tai tu klausk jo, ne manęs. Bet tu pritarė jam, tu nieko neatsakėjai, jeigu man pasakys, kad taip ir taip, aš sakysiu ne, taip ir taip, o tu pritarė, tu nieko jam neatsakėjai, kodėl taip? Žiūrėk, aš nežinau, kiek pas tą mano varžovą buvo kovų, ar ten buvo tos 5 kovos profų, ar mėgėjų, aš nežinojau, tai aš galėčiau jam pasakyti, nieko. O kas daugiau yra, Edvinai? Kilogramas pukų ar kilogramas metalo? Tai nieko, kaip visada. Edvinai, kada buvo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas? Disertacija, man atrodo. Aš kaip profesorius noriu atsakyti šį klausimą, nes manau niekas daugiau nežino be Dominiko, tik aš, tai yra lygu. Ar teisingai? Teisingai. Smagu, kad Rimkus gaudosi ir kovose gaudosi ir supratime gaudosi. Kadangi Rimkus gaudosi kovose, tai kas kurią kovą laimės? Gerai. Pradėkime nuo main cardo. Tai šiaip, Dominikas nori nuvertinti šiek tiek Šalkovskį, aš noriu šiek tiek užginti, kad ir iš Spartos jisai, bet noriu pasakyti, kad tikrai jisai turi gerų sparingo partnerių, kad ir kaip nemėgčiau aš daugelio iš jų, tik Raimondas patinka. Ir jisai sparinguojasi, ruošiasi su Maslobojevu, tai manau, kad tikrai bus geras iššūkis Dominikui, bet vis tiek kaip asmenybė, kaip kovotojas, kaip viskas patinka labiau Dirksys, tad bus šita kova tikrai ne į vieną kasą, tad vis tiek labai norėčiau, kad laimėtų Dominikas, pažiūrėsim kaip bus, tada mano kovoju su Misiūnu, Misiūnas labai nuspėjamas, tai manau, kad vienareikšmiškai aš laimėsiu ir padaręs tam tikrus tuos skaičiavimus, viskas bus gerai. Ir šioje kovoje, kur Narauskas prieš Vlasevičių kovos, man žiauriai abu patinka kaip kovotojai ir maladės bachriukai ir kaip žmonės, bet, ką galiu pasakyti, kad irgi žiauriai apylygus priešininkai ir žiauriai sunku prognozuoti, bet mano širdis eina už Narauską ir norėčiau, kad jis laimėtų. Bet bus tikrai sunki kova, tačiau ir dar noriu pagirti Pultaražinską, žiauriai gražiai pasirodė toj kovoj. Pirmas raundas tikrai gražus buvo, bet antram raunde Raimis išlaikė tą šaltą protą ir pataikė keletą gerų tikrai. Gerai, Raimondai, tavo prognozės. Kažkaip man su prognozijom nelabai, aš prastas statytojas būčiau iš tikrųjų, nelabai man pavyksta gerai prognozuoti kovų. Pažiūrim, gal pramušį. Iš tikrųjų, labai yra sudėtinga prognozuoti, nes tu nežinai treniruočio stovyklose, kas vyksta. Turiu omeny, kad nežinai, kaip ruošiasi Arnoldas, nežinai, kaip ruošiasi Dovydas, tai yra labai sunku prognozuoti, nes gali iš tikrųjų 1-1 šitoj kovoje gali laimėti
Ir tas iš tikrųjų. Nežinau, kaip ruošiasi Arnoldas, nežinau, kaip ruošiasi Dovydas. Tai sunku labai prognozuoti. Lygiai tas pats, nes negaliu atsakyti, nes tai nėra mano klubo draugas ir aš nematau, kaip jis sportuoja. Lygiai tą patį negaliu pasakyti apie Dominiką, nes Edvinas tai ruošiasi labai stipriai. O kaip Dominikas ruošiasi, aš nežinau. Tai aš faktas, kad noriu abiejose kovose matyti labai gražias kovas, nes tai yra sportas ir tai yra man pačiam gražu akiai ir aš pats noriu tai matyti. Tarp Arnoldo ir Dovydo noriu gražios kovos. Nenoriu išskirti nei vienos, nei kitos pusės, nes nenoriu sakyti, kad ten laimės Arnoldas ar laimės Dovydas, nes tiesiog noriu pamatyti gražią kovą. Kad užsibaigtų šitą trilogiją pagaliau, kad nebūtų 1-1, kad būtų aišku. Ir manau, kad tos ketvirtos kovos tai jau tikrai nereikėtų. Čia jau, kaip sakyti, tie 3 susitikimai yra per akis tikrai. O tarp Dominiko ir Edvino tai faktas, kad palaikau Edviną, tai yra mano klubo draugas ir aš jį visada palaikysiu, nes mes esam kaip šeima, tai man... Aš dėl tavęs, Raimondai, tiek padaręs, tiek tau davęs, o tu taip apie mane ir būk tu toksai. Ką tu man davęs? Atsiprašau, palauk, nežinau. Tai tu jau viską pamiršęs, jau viską tu paleidęs? Paleidęs greičiausiai, nes nežinau, apie ką aš nežinau. Tai laikykis. Kaip stipriai laikytis, palauk, laikaus. Jau pakankamai stipriai laikaus. Čia stalai netokie stiprus, mes jau pamatėme aną kartą. Mindaugai, reziumuok, kas ką laimės. Raimondas teisingai kalba apie tas treniruočio stovyklas, bet jo, jeigu kalbant paprasčiau, ką aš galvoju ir nesigilinant į ten detalės toliau, tai matau pergalę šito mano stalo, iš tikrųjų galiu pasakyti taip. Gerai, viskas aišku. Mūsų generalinis rėmėjas, Top Sport pagrindinis lapkričio 2 renginio rėmėjas Fate Factory Barbers, taip pat mūsų ilgalaikiai partneriai Gym Plus, Evolution Lietuva ir Ago, ačiū jiems, bilietus platina Kakava, renginio tiesioginę transliaciją žiūrėkite utma.lt, kur rasite ir dar daug papildomo unikalaus turinio iš UTMA užkulisių. Pasimatom Žalgirio arenoje lapkričio 2.